perkelta į Vilnių, dar buvau nesąmoningam amžiuje, tai buvo 57 metai. Ir nuo to laiko aš čia nebuvau buvusi. Man pažiūrėtas gyvenimas apsuko ratus, jau gana, pagyvenai Violeta Vilniuje, laikas grįžti ten, iš kur tavo motina kilusi. Tai labai įdomu. Bet jūsų net parašyta... Faktiškai gimtinė, aš esu gimusi Obelių ligoniniai. Ir bet Obeliai. aš to neatsimenu. Tad aš neturėjau iš kitų organų, kurio galima būtų atsimenti. Tai buvo visą šitą mano atsiradimas čia prasidėjo buvo Panevėžyje buvo Karina Kazlauskaitė, pamatė parodą ir sugalvojo, kad nesutikčiau Kriaunų ten buvusiuose kultūros namuose. Tai man tai sako, kodėlgi ne? Paroda taip keliauja, o aš paskui ją sakau visą laiką. Tai pasidūriau Antazovės dvare, kaip išsilaikyti finansiškai, ką mokau? Ką aš moku fotografuoti. Tai buvo ten 90 kažkurie paskutiniai, ten dar nebuvo, kad negalėjai nei studijos įsirengti, žinoma, bankų griūtis, visą kitą. Jo, jau spauda. Daug metų spaudoja. Planavau 5, užstrigau 15, netyčia taip. Taip susiklostė. O paskui, taip ir fotomenininkų sąjungoje esate dirbę ir taip visą laiką. Bet jau mes daug metų stebėm tą kūrybą ir jūs taip vieningai, taip vis einate tą pačią linkmę. Ne taip seniai pradėjau klausti, kodėl, kas yra, man patinka, man taip įdomu, man įdomu pačiai tos mano improvizacijos. Ir jeigu paprastai tariant, nereikia ieškoti nei modelio, nei aiškinti, ko noriu. Tad pusė darbo man atkrenta. Aš pati improvizuoju, kas man patinka, bet kaip pavyzdžiui, čia daug kam pasakau, buvo 18 metais Klaipėdoje paroda ir ten atėjo Elena Savukinaitė, pantomimos aktorė, dramos, Klaipėdos dramos teatro dėstytoja. Savukinaitė nežinau, nei kas aš, nei rūpėjo, žinoma, turi ką veikti. Ir man pačiai buvo, kaip pačiai paaiškinimas, apsidairė, sako, čia ne fotografija, sako, čia teatras. Iš tikrųjų. Aš tiek pati savo garsiai neįvardindama, bet kūriau tas mizanscenas, taip improvizavau, tai nėra mano asmeninio gyvenimo atspindys, praktiškai viskas išgalvota. Tai bet man patinka matyti ir tas mano užmirštas paauglystės noras irgi būti pantomimos aktorė, kad tik šnekėti nereiktų. Bet to kartais judesiu gali daugiau pasakyti negu vien tik žodžiais. Tai gal todėl, man pačiai kartais kyla klaustukų, ko aš čia pridirbau. Kaip ir gražu, kaip ir pačiai įdomu, kaip ir kitiems kartais patinka. Ką aš čia darau. Ir tam tokia labai tinka tas dar terminas autofikcija. Pirmą asmenį, bet ne apie mane. Tai tiek trumpai, jeigu dar kam plačiau, tai jūs klauskit, nes nežinau, kam kas įdomu ir kam kokie klausimai kyla. O labai įdomu, Violeta, ta autofikcija buvo nuo pat pradžių ta idėja, nes nuo pradžių buvo tik huliganizmas, kiek pamenu, su savimi. Toks savotiškas, tai nebuvo tikras huliganizmas. Ne, tai autofikcija paskui įsivystė į tą. Pradžioje buvo tas eksperimentas, tas noras išbandyti būtent tą akto žanrą. O nuo ko prasidėjo, kiek pamenu, nuo kojos, ne? Taip, aš tiesiog, tada tas aktas buvo mažai, visi fotografavo, kas netingiau, tais 80 kažkuriais metais. Bet jis buvo taip apie jį mažai kalbama, mažai žinomas, toks tarsi šiek tiek pridengtas šydu. O man tiesiog parūpo išbandyti, nes bandžiau ten vaikus fotografavau, ir kraštovaizdį, ir fragmentus ten gatvėse, bet norėjusi kažko savo. Iš matyti, kaip minėjau, kažkoks dar toks vidinis, tada neįsisąmonintas potraukis teatrui, kažkokiam suvaidinimui. Tai va, o paskui pamažu aš pamačiau, kad man tas tinka ir patinka. Ir ko neieškosiu aš jokių modelių, man tai paprasčiau. Tai va, nežinau, prašau? Kaip fotoaparatų čia analoginis? Pradžioje aš pradėjau nuo analoginės, aišku, nebuvo skaitmeninio, dabar čia yra tik skaitmeninė. Bet aš daug žinau, kaip turi atrodyti analoginė, aš tą failą apdoroju, kad jis įgautų tą reikalingą vaizdą. Ne visada perteikia, reikia padirbėti. Labai daug darbo kompiuterių, prie kurių darbų, kuriuos galėčiau vadinti terminą technika, čia buvo fotografija. Žinoma, fotografavau pačią žaliavą, figūras, detalės. Kaip žmogui konkrečiai. Ta technika turi labai daug darbo, nors sako, skaitmenė nieko tokio. Reikia dar truputį.
ne nieko tokio. Norit išgauti tą optimalų vaizdą, kad jis skambėtų, kad kalbėtų tas paveikslas, kad tos figūros gyventų. Ir fotografuojant turim mąstyti apie ką visą tai. O po to jau darbas prie kompiuterio. Kartais iki ryto. Čia apie techniką. Tai va, ir taip ir vaidinu, ir toliau ir vaidinu, kol dar nenusibodo, dar kartais toks apima tarsi pasitikrinimas, ar dar turiu smegenų, ką nors naujo sugalvoti. Ir darau kartais didelės pauzės. Vien dėl to, kad nesikartoti. Kiek įmanoma nesikartoti. Tai pauzės tai reiškia ilgą laiką nefotografuoji. Įvairiai. Aš dabar 3-4 mėnesius neprisiliečiau prie fotoaparato. Nes aš jaučiu, kad tos smegenys, žmogaus organas toks tingus, aha, buvo gerai, pakartosim. Nevalingai. Stop. Būna jau kokį, ypač prieš užmiegant, sukuri siužetą, lyg tai va tas figūras čia turėtų jos kažką daryti, gal, aha, jau buvo. Darom pauzę. Tol, kol nutolsti nuo savęs, tada tas, įkvėpimas man taip keista frazė, bet tada žiūri kažką kitą, nežiūri jokios fotografijos, arba skaitai knygą, žiūri filmus, klausai muzikos, kad tik ne jokios fotografijos ir tada vėl kažkas akumuliuojasi, susiurbia į save tos sau reikalingus dalykus, o tada jau atsiranda jau kitas vaizdas, kitas paveikslas. Dabar kol kas pauzė, po kalėdų pradėsim. Išleidau save atostogų. Jūs ką tik grįžote iš Paryžiaus, kur irgi buvo pristatyta jūsų fotografija, ką ten rodote? Ten buvo ne personalinė paroda, kadangi nacionalinėje bibliotekoje yra saugomi lietuvių autorių darbai, yra padovanoti įvairių, Macijausko, Kunčiaus, Sutkaus, Normano. Ir dabar šitos lietuvių kultūros dienos. Ir buvo renginys nacionalinė biblioteka, kviečia autorius, kurie gali atvažiuoti. Iš galinčių buvo aš ir Požerskis. Ir buvo kūrybos pristatymas. Tiesiog rodomi darbai, ir nauji darbai, ir seni, ir toks tarsi pokalbis. Kaip jūs ten jautėtės, labai įdomu, tą atmosferą, kaip aš to Paryžiaus mačiau Eifelio bokšto pamatus, nes galas buvo debesyse. Mačiau daug, šitam Trocadero aikštėm, nes šitą pusę mačiau Grand Palais ir Nacionalinės bibliotekos konferencijų salę, o paties Paryžiaus turėjom gal nuo 10 iki 2 valandos laiko. Nes tavo darbas, tu vis tiek eini, dalyvauji, ten tavo darbai pristatomus, kažko susitinki. Paryžiečiai ką? Paryžiečiai, O Lietuvos fotografija priima jie? Labai įdomu, gerai. Aš tai aišku negalėjau ten stovėti, nes aš norėjau, bet šiaip man pačiai buvo proga parodyti ten naujus darbus. Vat šito metų, nes saugomi tik iki mano ankstyvieji, tie dar aš vadinu vaikiškais, ten 82, 3, 4 metų. Tai vat, nustebau pati ir maloniai, nustebau ten, kad buvo susidomėjimas, viena moteriškė, taip jausmingai, mano širdis, bubum, ką mačiau, galvoju, nebereikalo aš čia prieš tą kamerą šokinėjau. O pažiūrėk, aš, jeigu būtų proga dar mielai nuvažiuočiau, šiaip didelis miestas, ten yra visai kitokia dvasia, bet ten reikia pabūti ne mažiau kaip 2 savaitės. Man pačiai. Tai va tiek pridirbau, malonu, kad žiūrėt. Violeta, papasako, iš kur siužetus imi. Pabučiavimas varlės, garbėkit mane, atsiranda sarkazmas, atsiranda romantika, atsiranda daugiau tokių... Čia kaip neturiu nuoseklumo. Bet kas yra... Aš nesu ten to pašaipūnę, kad tyčiausi, bet man pačiai kartais absurdiška situacija, nes šitą varlę tai tiesiog vienu metu vis tekdavo išgirti, kaip Liutauras Degėsys kalba apie tą varlytę, kurią pabučiuosiu, bet neaišku, kas iš to išeis. Ar pats nepavirsi varlę, jau buvo tokia intencija. Aš pagalvojau padaryti, kad Degėsio mintis jo reikalas, bet o kaip turi jausti žmogus prieš bučiuodamas varlę?
kaip, varlėno, tokie glėti, tokie, šiandien, sako, bus princas, o gal ne? Na, aš suvaidinau, taip aišku, viską buvo improvizuojama, nebuvo iš ankstinių nuotaikų sugalvota, tiesiog, kol ta kamera veikia, varlė aš suvaidinau, tai varlė, tai kas, varlė gerai, ją bučiuos. O kaip pažiūrėti, tai aš jau 3 nuotaikos, viena tokia, maždaug, žiūri to varlė, bet kaip ir princas žadėjo, pabandysiu, trečia iš jo fatalistė, sakė, princas bus, aš tik jo lauksiu. Kita, trečioji, tai aš jau šaipausi iš jo panašesnė į mane, tokia aštroka maždaug. Kai nematėt, kaip varlė bučiuosiu, čia žiūrėjau, varlė bučiuosiu, tai va tokie pažaidimai pačiai savo, kartais suteikia smagumo. O su pavadinimais įvairiai, kartais sugalvoju, va ta varlė jau būna vienaip, o kita sugalvoji vieną, lipdai, ten, kur tokios yra, kur neturinčios prašo neturinčios, ten tokia viena neturiu ką duoti, maždaug. Čia iš tų gyvenimiškų situacijų, kad, tugi turtingas, tugi paskolink pinigų, neturiu šitai. Ir aš tas pavadinimas paskui, jis buvo be pavadinimo, paskui lipdžiau, važiuoju, taip, pasąmonė, kažkaip gerai čia pakrikštės iš jo, neturinčios, prašau, neturinčios, žodžiu žaislus. Tai va, įvairiai, nes aš nenuosekliai darau, kartais būna, kažkas improvizuoja, va šiaip, kažkokį judesį, kažkokią mizanseną, kažkokį žmonių bendravimą, smalsumą, kažkas toks. O po to kartais kažkas yra, tada klijuoja pavadinimą. Įvairiai, šito aš nesu tokia akademiškai nusistačius, taip ir ne kitaip. Tai va.